Labrit. Nu va, šauš rīts, debes plauk un pamatos ganėtinai žiema. Ko, bent jau aš mėgau neblogą, nors ir intensyvus eismas šalia ir kels. Tai viskas okei. Čiužinys biškį kažko išsileido, reikia žiūrėti. Ar aš blogai uždaręs buvau, ar jau yra kažkur skylutė. Tai jeigu skylutė biškį negera, kai tą naktį bus jau prasta mėgų, bet čia labai gera. Vėjai, tai aišku pasirinkti, tos vėjus net neturėjom, bet čia tokia išpjauta peivelė. O čia aplinkau grina dilgėlyną. Va, vien dilgėlis. Dilgėlis, visur dilgėlis. Ir kodėl rodau šitas dilgėlis? Labai daug šliužų turėjom. Krapštėm. Ir šį rytą krapštiniau palapėnis, bet jau žiūriu, kad šitą gražuolą šliaužą. Čia jeigu pakelčiau tą pusę, čia kažkur numečiau. Einu antrą. Nu, žodžiu, turėjom šliužų. Šitą visą šliaužinį. Nu, niek. Tai šliužą nežiūrkis, kojų negrauži. Tai nors tai gera. Šiaip vakar geras svars buvau. Bet galvoju, reikia užsidengti motociklą. Ir tik ėjom palapėnį, atsigulėjom. Ir pradėjo lyti. Nebuvo, kad labai smarkiai, bet leiliai. Labai tikus, kad šiandien nelys. Bent jau vindė rodo, kad nelys. Kon, turim be 28 ryt. Aš bent jau tai jau pradės pakotis kažkom pusryčius daryti. Ir reikės važiuoti į Rumuniją, į Transalpiną turbūt su pirma. Labai ryšys blogas, šį nelabai gali pasižiūrėti. Nes vakar buvo uždarytas Transfagaršans dėl sneiga. Tai reikia žiūrėti, yra atidarytas, nėra atidarytas. Kažkaip šiandien dėliosiu savo maršrutą, tai pamatysite, jeigu. Gerai, mes varom keltis į pusryčiauti. Vakar prabangę matcha latte. Gal biškūnės pritrūko. Biškai užsivirinti dar. Košė. Rykės vandenis iš Lietuvos. Paskutinis. Ir aišku, šiukšlių nepaleiktų. O turim vien draugą. Dreiskio, šlapstuvės esi. Nu, jis vis šlaps. Bet aš neturiu valgyti, žinok, viską mes jau esam išmėti. Jo. Aha, išmetėm viską. Tu šlapsiais, kur tu buvavęs naktį, ką? Nu, visi naktį, kur buvo.
Nu va. Paliek tam savu stovyklavietę, un tai šiandien šuniuks kartu. Šuniuks kartu, stovyklavietė švari. Ten lygu baukštik šiukšlien, gal galėsim įsimest šiukšlius. Dabar man reikia išvažiuoti iš čia. Kažką pakilau. Viskas good. Sargybinis kartu bėga, pavalgys. Nu, pos 10 ryt, 16 šilumos, kol pavalgymus tvarkėm praktiškai 2 valandas. Bet neskubėdam. Tai manau, kad viskas okei. Ne, šiukšlėnis čia nėra. Ir ten, manau, irgi nėra. Tai šiukšlis reikės kažkur dėtis už tinklėlį dabar jau. Kišim čia šiukšlis. Čia. Ne. Kišim čia. Čia užsikišim ir vešim, kažkur išmesim. Taigi toli važiuot bus. Taigi užkiškim čia su diržu. Nu gerai, tai dėk už nugaros, tada mano ir savęs. Dar vien pasienėti. Добрый день. Паспорт? Паспорт. Литве. Kur centrinis tuos. Nesuprantu, čia šia pramonės pasienis ir, bet prieš tai nebuvo. O čia vis gals apvyniuotis. Kodėl čia apvyniuotis, nes toliau apie krūmą, čia tvorą. Kokį čia tikslu ir, yra pačioje apačioje, matyt palei opčiau ir išvyniuot. Jo, un ta vis palei opį. Kar Rumūna į Ukrainą net per mišką. Matyt, pereinam veitą ir kokį nors. O čia vėl tas pats. Tai nu Rumunijai matos. Rumunijos kaimelę. Perinau čia jėti, čia niekas veikti. Patepšta. Kažką Rumunijos pos vis šiukšlynų ten pilna. To upė nesuprant, kas čia yra. O kur centina ta tiesos jau nežinau, 15 km, tai tikrai nuvažiavom, gal 20. Palei vis to pasienį čia. Nugrinau, ta Rumunijos pusė vien šiukšlyna. Nežinau, iš čia aš nesimato Ukrainos pos, bet šiaip švaria Ukraino. Čia bent jau, kiek pravažiavom misterus, kaimelus, tikra, jokių šiukšlių nėra. Iki pasienčio dar turėtų būti tai, kokį 20 km mums, gal mažiau, kur pervažiausim jau į Rumuniją. Kareivuką. Stov miškus privažiavim, šitą kažkokį palapinėlį buvo, pavisinėlį, irgi sėdėjo. Na ir prieš pasienį daugėjo, nu, ir postų, ir šią pavienės veito stov. Tokių postų labai daug. Tai iki sienos. Kažkokias keistas keliukas čia per tom pasienį. Mumis ves, nežinau, laužus, kuriant kažkur veito. Čia pasienis turbūt.
Labatikus. Jo, pasiimsim free shop jau. Ką? Pasienis? Nu? Čia taksi atvežė iki pasienį juos. O jie vardavo į Rumuniją. Ką? Nu, aliejaus pigiau užsipirko. Tai turbūt. Jeigu nešas prekes, matai, va miltelių parsivežė 5 litrus. Tai stovam eilė ir kiek čia mašinų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prieš mums mašinas. Neleido filmuoti iš tikrųjų niek. Tai jau esame pusvalandį. Nu, gal 20 minučių, tai sakykim, pos 12 čia. Žiūrėsim, kad išvažiuosim. Man atrodo, kad šiandienos planą galbūt biškį pakoreguoti, galbūt mes ir nepervažiuosim šiandien Transalpins, nes čia užtruksim, nes labai lėta juod. Ir tarkim, iš kokias 2 valandas prabūsim, nes daug žmonių visokių čia. Pėsčiom ant, su dviratėse ir mašinų beveik 10 priekį. Nu, matysim. Nu va, išvažiavom iš Ukrainos. O, per kaip mundrį tiltėlį. Tai ilga neužtrukom, iš tikrųjų valandėlį. Ir pravažiavom. Fain stelt. Ir tą patį Optek per VS pasienį Ukrainos su Rumunija. Tai labai ilga, nežinau, kiek 100 km turbūt važiavom palei tų Opį. Nu kon, turbūt nebefilmau, nu vėl čia. Nežinau, čia gal, negal. Lip, važiuojam. Nu ko, važiavom į Rumuniją. Praleido, reikia kažkur piešinį užsidėti. Vesk su kontrolės čia. Dabar varom į linksmuosius kapines. Ir po to link Transalpinas. Nu va, atvykom prie kapinių, tik reikia žiūrėti, kur motociklų pastatyti dabar. Gal ten pasivarysiu. Nu ko, atvažiavom į tas kapinėles čia, tipo linksmasis. Tai čia ale veito tų liūdnų antkapių, tipo ir spalvingi, ir humoristinė užrašą. Nu čia tik tai aišku, reikia suprasti rumunišką. Nu, tipo apie kiekvieną žmogaus mirus istorijai. Tipo yra perdaryti. Nu, tik bažnytėlė čia stovi. Visai gal ir niek. Galėtų būti kiek labiau aptvarkyti. Tada kažkokiai krūmai jau tų kapinių. Įdomi, miesto centralė, ne kažkur šuoni. Ir lankytojų labai nemaža. Daug su motociklas važiavom pračiu. Ir toks turbūt vien dėl tų kapinėlių čia įlankom ir nu, va tokių kavinukų atsidar, nes aplinko praktiškai nieko nėra.
Niekur tų kavinukių tokių. Jiems 10 vietinių pinigų, kas yra išvertus gal 2 eurą, jo, 2 eurą bus žmogų. Kažkur iš 5 reikia dauginti, dalinti. Tai vat. Toks kapinėlis. Nežinau, man čia pamatys labai, bet mane toks dainuodas. Ką mokėčiau skaityti rumunišką. Gal būtų įdomiau biškį. Bet bažnytėlė graži iš akmenų. Sulipdyta. Visų paveiksliukas. Kažkur žmonės skait, matyti įdomi. Reikėtų bažnyčią pažiūrėti, kas čia yra. Čia leis kažkam filmuoti. Nu, gal tik to nekalbės. Ai, tai iš bažnytėlė. O, gražiai vadau. Kas labai fainai, tai kundiškis Storas ar. Gerai, einam lauku. Čia gal tualetai ir kokie reikia patikrinti. Užrakinta. Nu, gaivė laukia. Šiaip tai karšta. Ten tolumo koks kalnas įdomus. Kalnas ant kalną. Tik tai aš nedatrauks, aš tą kamerą, nes ant veidas pasidars. Nu, va toks kapinėlis, gal labai daugai nefilmuos, aš vien pasivakščios, pažiūrės daugiau. Čia kažkokį velnų duobė. Keisti pas angelą kažkai jo vadika velne. Nu, va taip. Nu, kits kažkoks didesnis miestėlis, bet taip nematau, nieko valgom. Ten kažkoks kioskelis ir tų kioskelų nesinori, norės sėsti kažkur tvarkinga. Tiek informacija apie degalins Rumunijoje. Nu, aš ten pasienės nuvažiavęs 102 km dabar. Ir žinokit, per 100 km paėm degalinį, nes nebuvo. Aišku, informuosiu, kaip toliau, ten prie didesnių miestų faktas, kada yra daugiau. Bet tokius kaimelius, miestelius, kaimelius, kaip čia pasakyti, nėra. Beina degalinį. Paėma per 100 km. Nebent kažkur buvau, bet ne ant kelio, kur nors nukelio toliau, va tokio gal ir buvau. Bet šiaip, kiek pravažiavau, tai nesimatė. Tai pirma degalinė. Nu, matysim, kuomet bus antra. Kai bus antra, parodysiu. Visokių parduotuvių nemaža. Va. Yra. Čia atsistosim. Opa, bus labai gera. Nu, tai suvalgėm po kebabą. Buvo skane. Tikras skanis kebabelis.
padarė, pasiėmėm po maž, bet nu aš šiaip net apiveikiau. Lina neįveikia. Tai jo, bevalgydami nusprendėm, kad šiandien Transalpinas nešturmaujam, nes bus ganėtinai vėla. Tai varom į Sebės miestelį prieš pat Transalpiną, prieš pat šiaurinę dalį. Ir ten pasimsiam viešbutį, išmiegosim, išsimaudysim, pasikrausim elektroniką, susitvarkysim, patogiai išmiegosim ir rytoj rytmetė, galbūt anksti rytmetė, ne visai gal anksti, bet reikia stengtis biškį kuo anksčiau. Bandyti pradėti važiuoti nuo šiaurinės dalies į pietinį ir paskiau suksim link Transfagarašan, taip atrodo taras. Nu ir jeigu neįveiktumėm, tada manau, kad mes miegosim ten Transfagarašan, tarp Lukių į meškų ir grizlių. Tai vot, ko norėjau pasakyti iš tikrųjų, Ukraino, ten aplink Bukavelį ir link Seinus labai sunkiai atrasti, kur išmiegot, nes visur kalna ir jeigu ir kokį menkiausią lygumą, tai ir apgyvendint, bei namą. Ir ta prasme, kur tik įvažiuojus, nėra laisvus vietas, palapinę net nusimest. Net realiai ant šaligatvį nepapatėm. Nu, žodžiu, komplikuota. O čia įvažiavom į Rumuniją, tai atrodo tų keliokų begalis į laukus visokius, į miškelius. Nu, aišku, tai Karpata dabar pasibaig pats kalnins. Nu, ir nemaža peivų. Ir nemaža tokių visokių nusukėjimų nuvažiavom į miškelį, kad ir į peivą, bet tų peivų dažniausiai būna tokių krūmų priaugi. Tai ganėtina daug vietų, kur gali pasimest palapinę. Bent jau kol kas. Tai vat nežinau, ką bus toliau, bet šiandien mums jį neaktualu, mums aktualu bus vėl ten, kur į kalną. Nu, bet kiek domėjaus, Transfagarašan motociklininkas tuo, su palapinėm ir mėgt, ir netgi kemperės tuo. Aš su kemperės gal ten biškį paprasčiau, tus aikštelis ir paleikėlį, ten pasatė nusimetė į mėgt tam savo kemperėlį. Nu, matysim. Sunku čia konspiriuoti, nes buvęs ir nežinau, kaip čia kas bus. Tai, nu, žiūrėk, kaip į veršą atvažiavai numetė. Tai, žodžiu, nežinau, ką bus, bet, nu, tikus, kad kažką tai atrasim, kur išmiegot, ganėtina patogią. Tai varom, 2,5 km laik, 3,5 valandos važiuoti. Šaltai važiuoti, 25 laipsnė. Tai pustriukinėk jau nebėtur, vien tik tą maikį. Ir striukių ir sutinklelės perpučiam, kelnis ir taip pat. Bet Honda taip nuputinėnų varikliaus šėlom, kad batus atrodo yra kokį 40 su virš laipsnį. Nu ir kaip ir, bandau biškį išskėtis, kuo jis važiuoti. 102 km. Nu ir tai dlus ir. Tai gal skaudė galinkui bus, jeigu bus jau reikia sokti, nepraleist progos. Nes jeigu tokias tempas čia, tai bus ne kažką. Paskui, kad nereikėtų stumtis. Nu, kažkokių ir daugiau aukščių namų ir, nu, tai miestėlis turbūt jau didesnis. Tikus, kad bus degalinė. Kiek čia nei tų bažnyčių to ir veina, 2, 3, 4. 4 bažnyčios, Lidlus. O degalinių abus. Jo, Petrom degalinė bus čia. Jo. Vesk suk, kad nereikėtų paskui prisičiūdinti čia. Penny jų buvo.
Oho, kiek čia mašinų? Nu, todėl turbūt mašinai ryteik, kad tu degalin čia ne per daugiausia. Tada viens fails. Žodžiu, iš ko viešbūt, jau sakiau, aš anau, Sebės miestėlis toks turėjo būti. Ir Bookinge irgi išmetė, ka 1 kilometras nuo Sebės. Ir pasižiūrėjau taip grubiai ton žemėlapį, panašiai taupos atrodė. O kadangi Rumunijai to įdėdėl, tai nifiga ten netaveit. Tai turėjo būti prie Transalpinas Sebės, virš Transalpinas. Dabar gaunas, kad tas Sebės prie Transfagarašana. Na, tai didelis skirtum ne. Pradėsim nuo Transfagarašana, dėsimės į apačią ir tada Transalpina bus. Gal dar netgi geriau, dėl meigojimo. Transalpino, kiek žinau, ir paprasčiau biškai su veitum apsistoti. Tai bus matyti, ar teisybė, neteisybė. Kažkas steb gavos. O dabar tai, kad prailgiai kelionė, ten maždaug iki to tikrojo Sebės miestelio bebuvau lėkę gal 2 valandas 20 važiuoti, o dabar lygiai 4 valandas ir lygiai to miestelio. Ir turėjom po 5, tai po 9 būsim tik veito. Vėl kaip visuomet susivėlinam viskon. Atvažiuosim, jau reikės atgult. Vėl aš su tas viduosi, kad aš suvargis. Nėr kada įkelti, įkels dabar veina. Turbūt, jeigu ten Wi-Fi reikės pabandyti prisėsti, antros dienos susikelti. Jau nebešneka apie šiandien. Šiandien tai turbūt tik tai komp įsikels medžiagą. Padarė mot, sulėk nukeršlok, kad atrodo laiminga vis. Nu, viskas pasiėmėm kur gyventi. Tuik kambariok nebloga. 41 euras. Pusryčiai atskira 8 eurų. Tai va, kraunu visokių reikalų. Čia kraunu. Čia kraunu. Čia kraunu. Laptopą, to pačiu kamerą ir visą, kad filmuoju be telefoną. Reikia dėti kaip partija. Tai va, tokia nebloga vietelė. Kalna matuos. Kundiškis, tai kad nėra, bet vėjokis įjungsim. Šiaip nėra labai karšta. Man toks fainas kambarėlis. Tai kon, realia, atvažiavom jau šiandien beveik 1800 kg ir pavargom. Lietuvių esam švari, persirengę, esam dar parsineš kelis daiktus namo, reikės mūsų užsikluoti, neaišku, čia lys nelyšinė. Ne šiandien, žinau, tai neaiškus procesai. Tai vat, nežinau. Neblogai atvažiavom, rytų iš ryto pavalgom ir judėsim į Transfagarašaną. Kem kilų, nu čia iš tikrųjų yra kurą reikės dar įsipirkti prieš, nes neaišku, bus, kaip minėjau, degalins. Tus kelis kilometrus visiškai nebuvau. Ir paskui, kaip įsipyliau, atsirad, nežinau, iš kur raniai, bet ir greitkelį, nuvažiavus nuo greitkelį, kur tik važiuosim degalinsi, paskui vėl čia paskutinis ruošas vėl nebuvo. Bet tada vėl atsirad, čia kur gyvenam, visiškai kaimėlis ir degalinčių. Tai problem, kad nebus, bet užsipildys, kad nebūtų tokių nesąmonių kalnus. Ir manau, kad viskas bus gerai.
Tai viskas, mes susitvarkom savo reikalus, varom miegot, susitinkam ryto rytmetę ir judėsim į kalnus jau. Prasidės kelionė daugiau rimtesnė. Dabar tos 3 dienas galvos kilometrų mėnėm, sakau, už to 800 kažkas tai panašaus kilų. Šiandien galvoju, kad bus tik ramesnė diena, bet niek panašaus. Daug postų Ukraino, daug laiko praleidom prie visokių postėlių. Ir pasienį iškratė, iš tikrųjų, Ukrainą iškratė. Įvažiavom į Rumuniją irgi dar patikrą, bet biškį mažesnį. Tai realiai gerai, kad aš ton droną vežus mažioką, nes dėdelį būtų realiai tikrai atėmė. Būtų atėmė tom dėdelį droną ir būčiau nebeturėjęs seno, greičiausia. Nu ko, viskas, iki rytojaus, davai.